daugybę kartą. Gal ne visiškai tiesa, kad nebuvo tos gyvos muzikos Vilniaus baruose, taip, kad buvo, ne visą laiką turim ir seniai turim klubą Tamsta pas mus Vilniui, kur visą laiką būdavo gyva muzika ir dar keletas klubų pradėjus ir taip toliau. Tačiau aš norėčiau pakalbėti, ką aš veikiu. Tai yra keletas dalykų. Grąžinti muziką į barus buvo antra iniciatyva. Viskas prasidėjo prieš 2007 metais nuo Roots Live. Teko lankytis daug privačių renginių, įmonių, kur tiesiog būdavo labai neįdomu tenai. Taini, tas scenarius yra paprastas, pagroja didžėjus, vedėjas, kažkokia grupė, dažniausiai Čekasinas, Ganelinas arba kažkas žinomų televizijos veidų. Bet jokios tokios konkretesnės temos, arba džiazas lengvas, arba kažkokie tai tiesiog be jokios temos, neaiškus kūriniai. Labai norėjau tai pakeisti, kad būtų įdomiau žmonėms. Tiek ir organizatoriams renginių, tiek ir patiems renginių svečiams. Roots Live. Tai yra trumpai atlikėjų užsakymo ir vadybos agentūra. Prieš metus paleidom internetinę svetainę Visai.lt. Romanas galbūt pasižiūrėjęs pasakyta, ar jinai yra, kiek jinai gera, kiek jinai bloga, bet mano tikslas toje svetainėje buvo kuo aiškiau ir trumpiau pristatyti būtent programas, kurias aš rekomenduoju savo klientams. Tenai žmonės gali atsisiųsti ir PDF-inės prezentacijas kiekvieno projekto ir pažiūrėti video įrašų ir audio įrašų. Tai va, žodžiu, tikslas šitos svetainės tam, kad kai pradėjau visą veiklą, laiko buvo daug ir galėjau tikrai susitikinėti su kiekvienu atskirai ir pristatinėti asmeniškai būtent kiekvieną programą ir kalbėti apie tai. Na, o su laiku to laiko vis mažėja ir reikėjo tiesiog internete patalpinti viską kuo daugiau informacijos, kad galima būtų sutaupyti ir savo, ir klientų laiką. Jie dabar tenai gali viską rasti. Na, trumpai, kaip aš pradėjau apie tai, kad anksčiau būdavo dažnai, kad neteminiai tie kažkokie muzika visai skamba tos renginiuose. Sugalvojau padaryti teminius projektus, pasikviečiau, žodžiu, yra temos skirtos šokio aikšteliai, yra foninės muzikos projektai, taip pat yra koncertiniai variantai uždariems renginiams. Pasikviečiau gerai žinomus vokalistus, su Vaibos Kurstinė, su Jūrų Brūzga, su Girmantė Vaikutė ir kitais. Na ir, žodžiu, visuose šitose projektuose skamba muzika visiškai gyvai ir, žodžiu, linksmina žmonės ant scenos. Na va, o perinam prie tos kitos socialinės iniciatyvos, kuri atsirado irgi prieš kelis metus, Roots Live Sessions. Mintis kilo todėl, kad bedirbant šitą darbą su uždarais renginiais susikaupė tikrai daug ir jos norėjosi kažkaip visus apjungti, nes tiesiog visi norėjo dalyvauti, groti tuose projektuose, kurie gali uždirbti pinigus, bet tiesiog aš jau fiziškai nebegalėjau jų kaip į tos projektus visų kviesti. Ir profesionalumo lygis yra pas visus skirtingas ir taip toliau. Todėl atsirado Roots Live Sessions. Tai yra kaip ir gyvos muzikos vakarai, kuriuose susitinka muzikantai ir, žodžiu, jie groja vienoje scenoje. Tai pasaulio populiarus jam session variantas. Tai va, visas tas kelias buvo perėjom per kelias vietas. Tai ir buvo mažiukas baras Barbakan baras Vilniuje, tenai labai mažytė scenelė, muzikantai labai jauni susirinkdavo ir grodavo. Tada antra vieta buvo Gorkių baras, kuris dabar jau užsidarė, labai gaila, dėl kaimynų nepakančių, kurie yra centre gyvena. Ir tada perėjom į Piano Meną, tenai taip pat mus išvarė kaimynai ir dabar mes esam klube Soulbox. Nežinau, gal teko lankytis trečiadieniais. Vyksta šitą koncertą kiekvieną trečiadienį ir tenai. Būtent, kaip ir minėjau, tas tikslas yra susitikti jau patyrusiems, gerai žinomiems muzikantams, gyvos muzikos atstovams su jaunaisiais muzikantais. Jie tenai vienoje scenoje ir, žodžiu, semėsi vienas iš kito patirčių ir linksmina žmonės. Čia tiesiog šiek tiek flyerių, kurie pas mus yra buvę. Na va, aš taip labai trumpai
labai trumpai norėjau šitą dalyką pristatyti, nes ir mūsų ir spaudžia ir Svetbanko apsauga, kiek turi. Jo, ir visiems jau atėjo metas ir linksmintis į mūsų after party, tai ne, Route 66. Tai va, ir norėčiau pakviesti jūs ir būtent į Soulbox'o šitos mūsų koncertus. Pasižiūrėti, kaip ten kas. Na ir galbūt kažkiek klausimai, gal per trumpai pakalbėjau. Vienas klausimas. Kas pirmas Picasso? Viskas labai aišku. Viskas labai aišku. Yra. Galima kontaktą? Kaip? Kontaktą galima? Žinoma. Na va. Tai ačiū ir susitiksim, kur buvo afterį.